Sveiki visi dar kartą. Taigi va, šiandieną padarėm tokius darbus, nuėmėm rankenas, gazų trosą, dėl to, kad čia buvo sportinis gazų trosas, jis atrodo taip. Yra mažesnis didesnis pasukomumas ir gaunasi visą gazą atsukį per pusę rankenos pasukęs. Sportui zaibys. Bet paprastajam važiavimui mieste nelabai tinka. Į ZFR1 kažkada čia buvo labai geros rankenos ir visai nemažus pinigus kainavo. Prasivalėm čia kažkiek, čia prasivalėm. Nusiėmėm katalizą, nusiėmėm ratą. Labai įdomiai buvo padaryta, kurtas va. Šitas daiktas buvo uždėtas ne va šita va pusė, kur va turi būti atsiremti varžtą. Jis buvo uždėtas va, kur ėmėsi, matot? Ir įsivaizduojat, kai jis čia įdėtas, tas ratas galėjo ir kairien, ir dešinien. Žodžiu, labai nekokybiškai buvo padaryta. Čia viską praserdėm, viską reikia išsivalyti. Reikia pakeisti kaulą, kad sužemint biškį motociklą. Tai, žodžiu, viską prasivalyti. Katalizatorių išmušim, kad motociklui būtų lengviau kvėpuoti. Toliau sankabas sudėjom. Įdėjom naujus sankabos diskelius. Užhermetinom, padažėm dangtelį, nes buvo nubraižytas. Viską sujungiam ir tikėkime, viskas bus gerai dar po vyrinimo tenai. Neišsilakstys motoras. Tada žiūrėjom toliau, nusiėmėm stabdžių sistemą. Stabdžių kaladės kaip ir geros. Bet tačiau, kadangi antiek stipriai leido tepalą, tai prisigėrė stabdžių kaladės ir nieko jos dabar nestabdo. Todėl iš vis geriau keisti naujom ir nesukt galvos. Tai prie šito dar prieisim, bet jau gavom visas dalis. Gavom paskutinę žvaigždę. Paskutinis dulkių sylantus. Tai va, turim ratus nuėmę, stabdžių diskus. Žodžiu, ratai visai neblogai atrodo. Išsiplausiu, matysiu, verta čia juos dažyti ar geriau pasilikti. Šiaip tai kokių 95%, kad vis tiek dažysiu. Bet, galgi ne, nežinau. Tuoj sužinosim. Prasidėsim, čia viską išsiplausim. Šitą viską išsiplausim. Yra katalizatorius. Taip jisai atrodo vidui. Tai jį mes ir pašalinsim. Čia nesportinės gazo troso tas laikiklis, jis mažesnis, dėl to sukasi daugiau. Šitą dėsim ir dėsim originalų gazo trosą. Tai va. Tai kol kas tiek. Vėliau pamatysite daugiau.